Visai nesenai kalbėjome apie skaudančią nugarą ir kaip puikiai ją galima paprastai atpalaiduoti, va taip, atsigulus ant grindų, kojas pakeltas aukštai, tiesios kojas, jei negalite ištiesti jų visai, pasitraukit truputį nuo sienos, daugiau tarpą tokį pasidarykit taip, kad galėtumėte ištiesti kojas. Giliai pakvėpuojam, bandėt, komentavot, puiku. Šiandien norėčiau dar pridėti vieną mažą tokį triuką. Jeigu jūs, pavyzdžiui, sėdėt visą dieną arba stovėt, tas pats galioja vėl, jeigu praleidžiat visą dieną darbe stovėdami, jaučiat vakare labai sunkios kojas, švininės ar gal netgi patinusios kojas, limfa kaupiasi, pėdos netelpa į batus tiesiog. Padarykit va štai ką, vėl atsigulam taip ant žemės palei sieną, kojas pakeltos aukštai ir tokį pridėkit nedidelį judesiuką, vieną pėdą aukštyn, kitą žemyn, va taip. Gravitacijai leiskit padaryti savo darbą, padėsit kraujui susikaupusiam ir limfai tekėti, sugrįžti atgal į širdį. Ir va su šito tokiu paprastu judesiuku pagulėm 10 kokio minučių, bus tas pats, kas visą valandą kojų masažas. Patikėkit manim, vėl pabandykit, pakomentuokit, pasidalinkit, ar jūsų kojas švininės skaudančios, patinusios, pagulėjot, pabandėt tą judesiuką ir kaip jaučiatės dabar.